Pralaimėjimus vis tiek Ryga turėtų 1 tašku daugiau. Čia pirmasis ir labai pavojingas epizodas. Sudalyvauja vienoje ar kitoje atakoje, o pergudrauti kelių iškart prie buvo labai linksma. Po poros minučių netgi krito įvartis. Ryti, kai Prizmos komanda jungs aukštesnę pavarą, čia stiprus metimas, nepavyksta perimti kol kas Ritulio, dar ir toliau su Rituliu Latvijos klubas. Tai ką aš minėjau, kalbėdamas apie aukštesnės pavaros įjungimą. Tai, kas vyksta šiuo metu, į tai yra labai panašu. Kažkuria prasme atrodo, kad 5-4 žaidžia Latvijos atstovai, užspaudė Energijos komandą. Energija yra priekyje rezultatu 2-0. Pirmasis kėlinys labai. Aš nežinau, ar Energija tikrai nusipelnė 2 įvarčių persvaros, bet yra faktas, kad Energija nenusipelnė būti. Labai svarbu nesusimauti dabar per tas likusias sekundės. Paskutinis Prizmos išpuolis labai pavojingas ir viskas. Pelnyti antrąjį įvartį ir sukūrusią dar ne vieną progą pasižymėti. Kad teritorinę persvarą antrojo kėlinio pradžioje turi Prizma, tuo jau galėjome įsitikinti per tas beveik šioje dvikovoje. To padaryti nepavyko. Čia kitoje aikštės pusėje irgi ataka. Tempas yra didžiulis ir aišku stebėti tai, kas vyksta dabar. Dėl to nepavyksta dabar Grabliauskui sužaisti sėkmingai. Reikia grįžti kuo greičiau į gynybą. Maksima Prizma. Pavojingas šios Latvijos komandos epizodas. Ramuoja pavojų. O dar vienas metimas į vartų plotą. Maksimas Duvė pasiruošęs tą metimui. Negalima sakyti, kad labai pavojingas buvo tas metimas, bet kokiu atveju koncentracijos ir vėl reikėjo. Dar vienas metimas ir Maksimas greitėja žaidimas. Ir pavojingas epizodas Maksimas Duvė. Elektrėniškiai. Ir pakankamai pavojingas metimas. Ir dabar antrą iš eilės ritulį laimi Prizmos ritulininkai. Turiu omeny ginčo situaciją. Čia pavojingas epizodas. Maksimas Duvė. Rezultato nedavė. Na ir labai pavojingas Prizmos išpuolis. 1-1 ir Maksimas Duvė gelbėja Energiją. Nors ir vėl epizodas, kurį galime vadinti tikrai padinaliai. Dabar jau nebegali klysti elektrėniškiai ir įtampa nebejotinai bus. Jeigu pavyks tą padaryti, tai labai gali būti, kad šiandien pavyks iškovoti pergalę Kiese prieš 4. Pavojingas epizodas. Duvė gelbėja komandą. Dar vienas momentas ir dar kartelį Duvė gelbėjo ekipą ir tolimas metimas. Maksimas Duvė. Latviai nepasinaudos galimybę. Aišku, labai reikia būti atidiems. Maksimas Duvė turi abi ekipos. Žaisti elektrėniškiai. Ujačias, jo metimas ir Maksimas Duvė būtų lemiamas rungtynėse.
praktiškai iki rungtynių trečiojo kėlinio pabaigos.